Na ką, pirmiausia, tai padėkoti norisi tikrai savo fanom, kur atėjo labai daug, tikrai daug žmonių ir kurie palaiko mus, taip kad ačiū jiem ir rungtynės sunkias, ko ir turėjom laukti, ir dvikovos, aukšti kamuoliai, ilgi kamuoliai, taip kad daug kovos kiekvienam aikštės metre ir žinot, lemia viskas klaidos, taip kad ta klaida mūsų prie standarto, neišsirinkom žaidėjo, įmušė įvartį ir taip ir nusprendė tas rungtynės. Tai aš manau, kad to yra rungtynės, kad kas įmuš, tas ir laimės. Aišku, žinot, iš kitos pusės žiūrim, mums lygių ištenka, bet į tą nesikoncentravom, irgi ėjom, bet daug kas irgi šiandien nesigavo, bet keliamės į kitas rungtynės, į Kėdainius, jeigu neklystu. Kiek svarbus buvo tas akcentas Algio Jankausko gynyba, prieš jį gynybą po standartinių padėčių, nes vieną momentą turėjo, neįmušė ir po to antrame jau pelnė. Na, žinot, tą labai tokį, kad akcentuot būtinai tą žaidėją reikia dengti, tiesiog išsirenkame pagal pozicijas to žaidėjus ir tiesiog, sižiopsojom ir laiku ir vietoj, kaip sakoma, patyręs vilkas atsirado laiku ir vietoj ir nulėmė rungtynę. Apskritai žiūrint į visas rungtynės, kas šiandien nepavyko ir kas buvo gerai, ką galima atsinešti kitas rungtynės? Daug ką galima atsinešti kitas rungtynės, iš tikrųjų daug kur darėm, daug broko techninio, labai kamulio nepalaikėm, kamuolys kažkaip nestojo ir to trūko tokio vis kažkur kamulio palaikymo, daugiau bandėm gal individualiai žaisti, toks žaidimas nesirišo, bet ką padarys, toks futbolas, vieną dieną sekasi, kitą dieną gali ir nesisekti, taip kad manau, kad viskas dar nieko neprarasta, vėl viskas iš pradžių ir susimatys reikės neutralio aikštėje. Kaip dabar atrodys tas treniruočių procesas, kokie pagrindiniai akcentai ir ko apskritai tikėsitės tose auksinėse rungtynėse? Dabar pagrindinis akcentas tai žaidėjai turi atsistatyti po krūvio ir ruoštis, jau kaip sakoma, ko nepridėsim, ko netėmėm, to netimsim. Taip kad dar vienas mačas ir laukia dar vienas žūtbūtinis mūšis. Ar visi galės rungtyniauti? Šiandien lyg ir Galgošas 4 kortelę gavo, ar neteisinga informacija? Jo, šiandien gavo dalis žaidėjų pas mus kortelės, tik tais neaišku, ar jos ten skaitysis auksinėse rungtynėse ar ne, taip kad negaliu to pasakyti, o matysime viską, kai jos įvyks. Šiandien buvo ir taurė atvežta ir kiek apmaudu, kad to šventės neįvyko, galbūt jau ir buvot suplanavę pašvęsti ir užsisakė sales ir panašiai. Ne, žinokit, net nemačiau, kad čia šiandien tą taurę atvežė, taip kad koncentravimas į žaidimą, koncentravimas į pačią aikštę, kad tenais reikia viską atiduoti, bet dėja nepasisekė. Toks futbolas, vieniems sekasi, kitiems ne, bet kaip sakoma, reikia aukščiau galvas ir žiūrėti į priekį, dar vienas karas, taip kad dar niekas nepraras.